Nekestantis siauraprotis. Aš tavęs nesutikau. Kas ši moteris? Aš net nežinau. Ačiū, eikime. Tai beprotybė, aš neisiu. Su tuo žydai New York'e turi susidurti verslo vietoje. Tai mano biuras, Nora, gerai? Milijonai dolerių Hamas, nors ši grupuotė tai neigia. Tuo tarpu nuo 2008 metų FTB visiškai nutraukė ryšius su šia grupe dėl tariamų jų ryšių su Hamas. Julie. Turime daryti pagrindinius dalykus. Turime prisiminti, kad Alachas mus saugo. Ir tada strateginis prieš neapgalvotą. Tai yra nuolatinis procesas. Panašu, kad Teksasas vėl bando išgelbėti Ameriką, nes netikėtas žingsnis sukėlė šoką visoje JAV. Teksaso gubernatorius Gregas Abbotas oficialiai paskelbė Amerikos islamo santykių tarybą, dar žinoma kaip CAIR, didžiausia šalies islamistinė pilietinių teisių organizacija, užsienio teroristinė organizacija pagal Teksaso valstijos įstatymus. Kokia nepaprastai jaudinanti diena Teksasui ir Amerikai, kai tai tampa norma. Tiems, kurie neprisimena, Ronas DeSantis jau padarė kažką panašaus Floridoje. Tačiau vis daugiau žmonių tai supranta. Faktas tas, kad islamistai sugeba savo islamizacijos planus pateikti taip, kad tai atrodo kaip diplomatija. Ir žinote, Amerikos musulmonų islamo santykių tarybos reikalai jau nebeveikia, nes mes tiksliai žinome, ką daro kairas. Ir mes gilinsimės į tai, kokia problemiška yra kairas, bet pirmiausia pažiūrėkime, kas įvyko. Sveika, Julie. Teksase kilo didelis konfliktas tarp gubernatoriaus Grego Abboto ir musulmonų bendruomenės, po to, kai jis paskelbė didžiausią musulmonų advokatų grupę užsienio teroristinę organizaciją. Taigi, kad būtų aišku, CAIR beveik nebejotinai yra kažkiek susijusi su terorizmu. Žinau, jei tai pasakysime garsiai, tikriausiai būsime užblokuoti, todėl neverta to daryti, bet esmę suprasite. Šiek tiek pasidomėkite, ką daro CAIR, arba toliau žiūrėkite šį vaizdo įrašą ir suprasite, kodėl pirma, reikėjo tai pažymėti, o antra, kodėl islamistai dėl to taip supykę. Ar jų planas atskleistas, mano draugai? Ar Teksasas tiesiog to netoleruos? Šiaurės Teksase musulmonų bendruomenės lyderis Marvanas Marufas čia netrukus bus deportuotas. Jis nuo rugsėjo laikomas ICE areštinėje. O praėjusią savaitę imigracijos teisėjas jam išdavė galutinį išsiuntimo įsakymą. Dabar, pasak DHS, Marufas yra iš Jordanijos ir viršijo savo vizos galiojimo laiką. Jie pasidalijo citata. Marufui buvo atsisakyta suteikti teisėto nuolatinio gyventojo vizą dėl jo dalyvavimo fondo veikloje, kuris teikia materialinę paramą Hamas. Užsienio teroristinė organizacija pripažinta tokia. Vaikinai, jei norite gauti vizą, neremkite terorizmo. Tiesiog išminties žodis nuo Meiros K. Amerikos islamo santykių taryba, žinoma kaip CAIR, kovoja už Marufo paleidimą, apibūdindama jį kaip bendruomenės ramstį. Teksaso gubernatorius Gregas Abbotas į tai atsakė platformoje X. Jis pasakė, cituoju, tai dar vienas pavyzdys, kaip CAIR Teksasas remia Hamas ir terorą. Būtent, jei ketinate viešai sakyti, šis vyras palaiko Hamas, bet viskas gerai, nes mes jį palaikome, ir jūs neturėtumėte taip elgtis. Jūs suprantate, kad tokiu būdu remiate terorizmą. Taip, niekas niekam iš CAIR organizacijos nepaaiškino tokios logikos. Kažkas tikriausiai turėtų jiems tai greitai paaiškinti. Abbotas šį mėnesį paskelbė musulmonų broliją ir CAIR užsienio teroristinėmis organizacijomis. Čia jau seniai vyksta didelė kova. Jie aiškiai išreiškė savo tikslus prievartą įvesti šariato įstatymus, o CAIR šį mėnesį buvo paskelbta užsienio teroristinė organizacija. Jis pasakė, citata, musulmonų brolyje ir CAIR jau seniai aiškiai išreiškė savo tikslus prievartą įvesti šariato įstatymus ir įtvirtinti islamo viešpatavimą pasaulyje. Musulmonų brolijos ir CAIR veiksmai, kuriais jie remia terorizmą visame pasaulyje ir greuna mūsų įstatymus naudodami smurtą, bauginimą bei priekabiavimą, yra nepriimtini. Gerai, Gregas dabar tapo mano naujų herojumi. Turiu omenyje, jis galbūt vienas pats gelbsti Teksasą. Man jis visai patinka, ką manai? Tiesiog šneka protingai. CAIR Teksasas atsakė ieškinių prieš Abbotą, o bendruomenės lyderiai kartu surengė spaudos konferenciją, ragindami jį atšaukti savo pareiškimą, vadindami jį šmeižikišku ir pavojingu. Šis paskyrimas yra antikonstitucinis, neturi jokio patikimo faktinio pagrindo ir iš esmės yra neapykantos apraiška. Tai stigmatizuoja visą bendruomenę ir riboja musulmonų teksasiečių pirmosios pataisos teisės. Jie visada daro tą patį. Jūs elgiatės rasistiškai. Ir visos organizacijos užsiemančios teisėtą advokatūrą.
O CARE buvo apkaltinta milijonų dolerių pervedimu Hamas, ką ši grupė neigia. Tuo tarpu nuo 2008 metų FTB visiškai nutraukė ryšius su šia grupe dėl tariamų jų ryšių su Hamas. Džiulė. Na, manau, kad tariami ryšiai su teroristinė organizacija iš esmės pasako viską, ką reikia žinoti apie terorizmą. Man tai jau net juokinga, kad jie nesupranta. Jei sieji save su teroristinėmis organizacijomis, žmonės gali manyti, kad remi terorizmą. Pranešimas iš Teksaso respublikonų suvažiavimo. Musulmonas iš Teksaso bandė rasti savo vietą partijoje per valstijos respublikonų suvažiavimą. Jis išėjo verkdamas. Nežinau apie ką ši istorija, bet tai šiek tiek juokinga. Bet kuriuo atveju jis dalyvavo suvažiavime kartu su savo tėvu, Tariku Huseinu, kuris įkūrė CARE Texas Houston, vietinį musulmonų pilietinių teisių grupės skyrių. Amerikos Islamo santykių taryba atsirado po 2001 m. rugsėjo 11 įvykių. Tarikas Huseinas dalyvavo kaip registruotas delegatas. Gerai, taigi čia yra šio vaikino istorija, kuris iš esmės pasirodo šiame renginyje ir manau kažkurio metu jam buvo liepta palikti apygardą. Pažiūrėkime į tai. Gerai, musulmonas iš Teksaso bandė rasti savo vietą partijoje valstijos respublikonų suvažiavime. Jis išėjo ašarodamas. Musulmonų delegatai ir dalyviai, tikėjęsi dalyvauti valstijos respublikonų suvažiavime, buvo ignoruojami ir atstumiami narių, kai šie kalbėjo apie partijos vienybę prieš lapkričio rinkimus. Houstone, tam tikrą prasme, Mohamedas Huseinas žinojo, kad ruošiasi žengti į liūto narvą, tačiau jis nusprendė dalyvauti Teksaso respublikonų partijos suvažiavime, kad pats savo įrodytų, jog turi vietą GOP, net jei partijos nariai jau mėnesius piktinasi dėl būtinybės panaikinti šariato teisę ir vadinamąją Teksaso islamizaciją. Turi būti tikrai kvailas, jei manai, kad turėtum eiti į respublikonų renginį Teksase kaip islamistas, siekiantis islamizacijos. Jis rado partiją, kuri jo nenorėjo. Jis atvyko su viltimi, bet išėjo verkdamas, kai jam aiškiai buvo pasakyta, kad turėtų išvykti iš šalies. Huseinas buvo vienas iš mažiausiai 4 musulmonų, kurie nuoširdžiai atvyko į suvažiavimą ne kaip protestuotojai, o kaip delegatai ar dalyviai. Beje, tai reiškia, kad jie naudoja dirbtinį intelektą tam parašyti. Tai taip gėdinga. Dalyvauti kasmetinėme valstijos griežčiausių respublikonų susitikime, kai jie balsuoja dėl partijos prioritetų ir klausosi respublikonų partijos lyderių. Dvi pagrindinės temos, kurios vyravo Houstono susitikime, buvo partijos vienybė ir kova su šariato įstatymais, judėjimas, kuris kai kurių suvažiavimo dalyvių buvo nukreiptas į atvirą islamofobiją. Spėkime, į kurią pusę linksta ši naujienų agentūra. Tačiau čia pasakojama apie Teksasą, kuris sako, vaikinai, mes tikrai iš tikrųjų jau baigėme. Bet kaip sakiau jums, mes ne tik kalbėsime apie tai, ką žmonės daro. Prisiminkite, Amerikos islamizacija tęsiasi su CARE pagalba. Susijusi CARE veikla švenčia, kad jie ką tik perėmė Džordžiją. Buvusi komunikacijos direktorė Ruma Roman, gimusi Jordanijoje palestiniečių šeimoje, pirmoji musulmonė Džordžijos atstovų rūmose, ką tik laimėjo demokratų pirminius rinkimus į valstijos senato 7 apygardą. Tai ta pati Ruma, kuris siekia viso progresyvaus sąrašo, platesnės teisės į abortą, daugiau sveikatos priežiūros, privalomo oraus atlyginimo ir kovos su įstatymais prieš imigrantus. Tiems iš jūsų, kurie dar nesusipažinę su tuo, kaip mes čia kalbame apie dalykus, tiesiog labai aiškiai pasakysiu. Islamistai, bandantis perimti Ameriką, suprato, kad su respublikonais jie toli nenueis, nes šie iš tikrųjų mato, kas vyksta, kaip pavyzdžiui Teksase ir su šia respublikonų partija. Todėl jie bando taikytis į demokratų partiją, tai yra naudingus Amerikos idiotus ir stumia darbotvarkės, kurios, kaip žinome, yra visiškai priešingos islamizmui, pavyzdžiui, platesnė teisė į abortus ir panašiai. Tačiau jie bando infiltruotis per demokratus, kurie yra pakankamai kvaili, kad juos išrinktų dėl įvairovės. Gerai, bet kokiu atveju, tiems iš jūsų, kurie nežino, pažiūrėkime šiek tiek, kuo tiki CARE. Dabar įsivaizduokite, kad jūsų LinkedIn profilyje parašyta: aš nekenčiu visų sionistų. Pakeiskite nekenčiu, bet kokiu kitų netinkamų žodžių. Pavyzdžiui, žinote kažkuo, ko čia negaliu pasakyti. Ji turi omenyje, pavyzdžiui, žodį nužudai. Nestrategiška. Tiesa? Na, nestrategiška. Galbūt taip sakysi, kai penktadienio vakarą sėdi Kavo House, bet tikrai to neparašysi savo LinkedIn profilyje. Taigi, pirmą turime atlikti pagrindinius dalykus. Turime prisiminti, kad Alachas mus saugo. Ir tada strategija prieš neapdairumą. Tai yra nuolatinis procesas. Gerai, štai matote CARE, Kalifornijos skyriaus vadovę, kuri pripažįsta, kad žmonės turi būti strategiškai atsargus ir viešai nesakyti to, ką sako privačiai. Pavyzdžiui, kiek jie nekenčia žmonių ar nori jiems pakenkti, nes reikia būti strategiškiems. Dabar kas čia įdomu ir kartu baisu, tai kad mes matome vis daugiau žmonių, kurie socialinėse tinkluose sako beprotiškus dalykus, bet tai daro kvaili žmonės. Kvaili žmonės yra tie, kurie pasiryžę atskleisti savo tikrąją bjaurią neapykantą. Protingi žmonės tikrai protingi, tie, kurie vis dar slepia tai ir nesako tokių dalykų internete. Bet tai yra dalis to, ką daro CARE. Jie bando jums pasakyti, nebūkite kvaili. Štai kaip mes viską perimame. Štai kaip mes tariamai kurstome smurtą. Štai kaip mes darome tokius dalykus. Bet taip, kad nebūtume pagauti. Dar kartą prisiminkite, štai ką reiškia KES. Islamo visapusiška žinia. Islamas nėra tik religija.
Aš atlieku umrą, pradedu islamo mokyklą, pastatau mečetę. Vėlgi, nesupraskite manęs neteisingai. Tai nėra blogi dalykai. Tai geri dalykai, už kuriuos būsite apdovanoti. Bet jei islamą sumažinsite tik iki to, jūs neteisingai supratote Muhamedo žinią, sallallahu alaihi wasallam. Juose kovokite. Darykite savo džihadą. Ši umma, subhanallah, politiškai klesti. Taigi, mėly broliai ir seserys, organizuokitės. Būkite organizavimo dalimi. Prisijunkite prie savo organizacijų. Alhamdulillah, jūs turite viską, ko reikia organizavimui. Mes rūpinamės. Turime ir kitų organizacijų, kurios yra politiškai įsitraukusios. Alhamdulillah, jūsų organizacija yra ta, kuri padeda kurti galią. Palaikykite šį darbą, kad galėtume toliau samdyti advokatus, bendruomenės organizatorius. Tai yra jūsų kova. Taigi, tai vyksta CARE, Kalifornijoje, kur jie viešai sako, kad CARE nėra tik islamas. Islamas nėra tik religija. Visa ši istorija, kad apsimetame religiją. Ne, mes esame politinė organizacija. Visiškai, 100%. Ten yra Amy Mack, kuri visada puikiai mus perspėja. Perspėja, kad terorizmu susijusi CARE rytoj vakare bus Houstono mečetėje, statydama savo laivus AMI, kol respublikonai tyli. Jie išsamei atskleidė CARE planą perimti valdžią. Ir dar kartą primenu, prisiminkite Nurą Šalą, ji yra CARE Kentukio vyriausybinių reikalų direktorė. Ji pagaliau atskleidė CARE planus ir visiškai perėmė mečetės kontrolę. Pažiūrėkime, ką ji turi pasakyti. Vėlgi CARE, mes tokie malonūs. Mes tiesiog čia, kad skatintume švelnumą. Ne, jie čia kaip politinis islamo perėmimo sparnas. Ir kai tiesiog atskleidė apgaulę ir surenki detalės, pamatai, kuo šie žmonės iš tikrųjų tiki. Nekestantis fanatikas. Aš susitiksiu su tavimi prie. Kas ši moteris? Aš net nežinau. Ačiū. Ateik. Tai beprotybė. Aš neisiu. Su tuo žydai New York'e turi susidurti verslo vietoje. Tai mano biuras, Nora. Gerai? Aš neisiu. Aš neisiu. Ar turėčiau tave palikti? Ne, aš jo paklausiau, ar jis tai padarė. Aš tiesiog tikiuosi, kad šis žmogus turi psichikos sutrikimų. Aš reikalauju džihado. Aš reikalauju džihado. Noriu, kad ISIS jūs visus nužudytų. Gerai, visi, kas paskambina, mano, kad aš įkvepiu. Naujas telefonas. Gerai. Aš reikalauju džihado. Tikiuosi, ISIS jūs visus užpuls. Ji yra vyriausybės reikalų direktorė organizacijoje CARE. Manau, tai pasako viską, ką reikia žinoti, ar ne? Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.